mes tęsėme savo melą deginančius pokalbius su garsiais Lietuvos žmonėm. Buvo žadėta, kad ateis Samas, bet štai netikėtai vietoj jo atėjo... atėjo... Tik ant manęs, žodžiu. Netikėtai atėjo Lauras Lučiūnas, tai garsus vadybininkas Lietuvoje, jis yra garsių atlikėjų vadybininkas. Taip pat svarbu pažymėti, kad jis yra turbūt vienintelis plokštelių fabriko Baltijos šalyse. Lietuvoje. Vienas iš akcininkų, šeimininkų, pagrindinis, aš nežinau. Ne taip čia svarbu. Bet šiaip labai romantiškai viskas kalba, nes gaminti plokšteles atrodo labai įdomiai, galima sakyti. Ir šito žmogaus akis visada užsidega, kai jis įeina į tą visą fabriką ir pasakoja, kaip tos plokštelės kepasi. Iš tiesų gerai, bet ne apie plokšteles, o apie tai, dėl ko mes čia susirinkome. Aš kiekvieno pašnekovo paklausiu pirmo klausimo tokio. Ką šiandien deginsim ant laužo, Laurai? Matyt, ne dešrelės. Akivaizdu pagal laužus, bet... Arba ką tau norėtųsi sudeginti? Melą kokį sudeginti. Apie žmonės mes čia nešnekėkim, nes paskui užtampys per teismus. Čia gal ir yra poreikis tam tikras, bet sakykime, jeigu rimčiau, tai tikriausia, gal pirmoji, aš sakyčiau, susiskaldimą, kažkokį susiskaldimą, gal norą skaldyti, gal greičiau, ne? Nes tas, kaip žinom, pats esi ir karo ekspertas puikus ir žinai puikiai, kad natūraliai tokie veiksmai nevyksta. Tai kažkasgi kažko užsiema. Visur yra žmonės. Ir tie žmonės kartais daro veiksmus, kurie, man atrodo, polarizuoja visuomenę. Ne? Ir toks noras yra naudingas, kaip visados priešą mūsų, tikrai ne pačiai Lietuvai, ne gyventojams, kurie čia būna, bet kitiem. Kažkas gerai, tiem, kurie galvoja kitaip. Bet mes jau matome, kad tų priešų nėra mūsų teritorijoje, taip, tų akivaizdžių priešų, ne? Tai kam ir kaip tas skaldimas apsimoka? Gal taip aš paklausiu, kam to reikia? Apsimoka, matyt, aš tai vis galvoju, žinai, kai yra kažkokia didžiulė idėja, kuri sutraukia labai didelį dėmesį, man visados pasidaro įdomu, kas yra už tų idėjų toliau. Reiškia, jeigu vyksta kažkoks didelis viešai matomas projektas, tai tikriausiai vyksta ir kitas, kuris mažiau matomas, ne? Ir kažkaip įdomu žiūrėti ne pirmas antraštės, bet antras antraštės pasidaro. Kas yra po antraštėm. Ir šiuo atveju gal vis tiek aš mačiau, kad ir energetikos komitetas formuojamas, kurio lik šiol nebuvo, apie kurį nieks nekalba, pavyzdžiui, kodėl jo reikia šiuo metu. Čia apie atsinaujinančią energiją kalba? Apskritai apie visą. Tai jeigu pastebėjot, Seime irgi tokia iniciatyva yra, kad energetikos komitetas atsiras šalia, net ne šalia, o atskiras nuo ekonomikos. Tai reiškia, vyksta ir prekyba, vyksta dalybos įtaka didžiulės. Ir man atrodo, kad kartais garsus dalykai, apie kuriuos šnekam dabar visi, kaip protestai dėl laisvo žodžio, kartais pasimiršta kiti, kas vyksta už to, kas vyksta už nugaros. Tai be kita ko, aišku, išryškėjo labai, kad viskasgi prasidėjo nuo kultūros protestų, nuo kultūros žmonių protestų, ne? Dabar matom, kodėl jie galbūt buvo svarbus, ne? Arba man atrodo, kad laisvo žodžio protestai tarsi nustumė į paraštės kultūrininkus, ne? Kultūros protestai tarsi nugeso, nieks apie juos nebekalba. Bet kaip matom, čia skamba jau iš dangaus kažkokį garsai. Taip, mes čia esam kaviniai, tai nepykite dėl kavos aparatų veikiančių. Taip, tęskite. Bet sakykime, matom, kodėl svarbus yra kultūros laukas. Visgi kultūros komitetas sprendžia, reguliuoja daug dalykų, kultūros ministerija daug dalykų reguliuoja. Iš kitos pusės džiugu, kad pagaliau matosi, jog būtent kultūros laukas yra tiek svarbus tam pačiam laisvam žodžiui.
Nors galbūt iš pirmo žvilgsnio to nepasakytum. Tik palaipsniui išryškėja tam tikri dalykai. Tai gerai, kad vyksta šitas veiksmas, man atrodo. Toks, visas veiksmas man patinka. Justė Arlauskaitė sakė, kad jis dabar mūsų suvienijo, nors kartais, kai ypatingai aš, kadangi daug praleidžiu dabar socialiniuose tinkluose, ieškodamas melo, kurį reiktų sudeginti, tai kartais atrodo, kad mes nieko dar nesusivienyje ir gal tai tik užuomasga tos vienybės. Ne, aišku, kad vienybė nuolatos tikrinamagi. Ir kiekviena visuomenė išgyvena tam tikrus etapus. Tai čia, žiūrėkit, jau mes pakankamai daug metų esam nepriklausomi. Tikrai daug metų. Tikrai daug. Ir dar niekad tiek nebuvo. tai faktas, kad visados visuomenė pasitikrina save, ne? Kažkaip natūraliai. Man atrodo, tai netgi daugiau negu sakykim, logika arba protų paaiškinami dalykai kartais. Nes čia kartos pasikeitė, ne? Taip. Mes negalim lyginti šitų laužų su prieš tai buvusiais laužais jokių būdų. Ir vat, ką gal jūs tą turėjo omeny, aš nežinau, bet man patinka, kad labai jaunimas susijungia visas. Jie niekad nebuvo tokie, atrodo, ir dabar jau turbūt niekas nepasakys, kad jau ta jaunoji karta, tai tikrai jiems nieks nerūpi. Jiems nieks nerūpi, jie politiškai neaktyvūs, jiems neįdomu, pasirodo viskas jiems įdomu, tik tai kanalai gal prieinamumo jau kitokie, kitaip jie mato, kitaip jie masto, bet masto jie tą patį. Reiškia, tiek reikšti mintį laisvai šiai dienai yra be galo svarbu ir jie visados galėjo reikšti tą mintį laisvai. Ir jiems iš vis nesuprantama šita grėsmė. Arba sakykime, priešingai, kai iškyla kalba apie grėsmę, kad galbūt kažko tu negalėsi sakyti, ne, arba kiti tau negalės sakyti, arba žurnalistai negalės sakyti. Aš neteigiu, kad jie negalės sakyti, ne, bet galbūt jie negalėtų sakyti. Taip. Tai iškart ir vienyje jaunus žmonės. Tai džiugu. Roko maršuose irgi buvo nesenimas. Taip. Klausyk, tu sakė, kad negalima lyginti tų 90-ųjų, 91-ųjų laužų su dabar užsidegusiais naujais laužais. Kodėl negalima lyginti? Todėl, tu atsimeni tos 90-ųjų? Aš atsimenu, bet dabar, matai, tankai priešiškai nevažiuoja, žmonių nešaudo. Taip. Aš manau, kad reikėtų išlaikyti tam tikrą distanciją ir pagarbą palikti žuvusiem tenai, negu visgi čia mes sprendžiam kitus visiškai reikalus. Besivystančios visuomenės, sakykime, reikalus, arba netgi Europai visoj pokyčiai vyksta. Sakykime, tokie tiek Europoje, tiek Amerikoje, kaip matom, dar labiau, ne? Ir čia jau galima, aišku, klausti ir analizuoti, kodėl taip atsitiko, ir žinom daug tų priežasčių, ne? Bet tiek karas, tiek pandemija, tiek imigracijų bangos per visus žemynus, pirmin ir gal tas iššaukia tokius dalykus. Tai ypatingai įtakoja ir jau ne vienas garsus politikas, ne tik Lietuvos, bet ir pasaulinis, pripažįsta, kad tam didelį įtaką turi socialiniai tinklai. Nes dabar socialinių tinklų pagalba gali padaryti revoliuciją per savaitę laiko, jeigu gerai sustrateguosi ir sugalvosi, kaip tai turėtų. Tai arabų pavasarį, jeigu prisiminus, arba ten... Brexitas tas pats. Taip. Šiaip jau. Tai, bet užtat aš ir norėjau su tavim pažvelgti truputį į tą socialinių tinklų pasaulį, pasižiūrėti, ką anoji pusė kalba. Žinau, kad tavęs Facebook'e nerasi, ne? Niekur. Aš galim pašnekėti apie socialinius tinklus, aš jų neturiu, bet tikrai žinau, kas ten vyksta. Va. Tai čia, reiškia, TikToko yra žvaigždė. Dabar po truputį jinai auganti, garsaus dainininko sūnus, Gyčio Paškevičiaus sūnus Dominykas. Pasižiūrėk. Kai iliuzijų turi būti, kad galvojat, kad LRT yra laisva televizija. Kovoj dėl laisvą žodžią tie, kas draudė visą laiką laisvą žodį. Visą laiką kita nuomonė buvo engiama, visą tyčiojamasi, buvo blokuojami postai, fact-checkinama viskas. Žodžiu, tiesiog buvo taranuojami žmonės, aš pats patyriau ir žalos, ir šeimai žalos buvo.
Už laisvą žodį. Už laisvą žodį. Taigi tyčiojas, taigi ten baisu, taigi ten kas ten tik nesidėja ten. Neegzistuoja tokia dalyka kaip laisva televizija, jūs kukų namai. Aš nesuprantu, aš kaip. Nu, jum čikčirik yra, hebra. Jum čikčirik yra. Ten aš manau, kokie 95% gavę šotus. 97. Nu gerai, 98, gal 2% kokie yra pro šalį ėję. Bet šiaip mitingo dalyviai, tai ten visi susišotavę, taigi ten visi slava Ukraina. Absoliučiai visi slava Ukraina. Apie kokį žodį tu gali laisvą šnekėti, jeigu tu kiek jau čia metų pompuoji slava Ukraina ir visi tie, kurie tiesiog nori ramybės, nori taikos, iškart vatnikai, plokščiažemiai, tokie. Ir visi viens kitą jėd, va tenais, kur buvo visi tam mitingė, ten nei viens, ten yra laisvas žodis, tai jų laisvas žodis. Jų. Viens vienintelis. Laisvas žodis, jų laisvas. Jų žodis laisvas, o tavo nelaisvas. O tavo iš vis užčiaupka karinį, nieko čia nešnekėk. Net nedrįsk turėti kitą nuomonę, vadnikė, tu needukuot, tu iš vis plokščiai žemė, tu gaidy. Tiesiog ant tiek tekstą suvokimą nėra, aš neįsivaizduoju, kaip jūs mokyklą baigėt, kaip jūs iš vis funkcionuojat. Tai laisvas žodis, tai seniai. Tu kodėl man negalėjau pasisakyti, kodėl man čia reikėjo mano postus čia trinti, mano komentarus trinti, mano viską trinti, mano viską, net tai, kad dar net netrinti, paimti kažkokį postą, įdėti jį, išryškinti, į dar nuteisti, dar ten sudėti šuns dienas, ten dar iki šiol dar važiuoti. Kukų namai. Leiskit žmonėm patiem apsispręsti. Tai va, ar tai nėra laisva televizija, pati cenzuruoja viską, dabar kovoju už laisvą žodį, kas yra absurdas. Kaip pedofilas kovotų už meilę vaikam. Kaip, iš vis. Ta paskutinė frazė nuginklavo. Jo, bet jin girdėta yra šiek tiek nuvalkėta, čia ne originali frazė, jis ją pasiskolinęs. Tai, ką galiu pasakyti, žmogus yra akivaizdžiai šiuolaikinis, yra tam tikra grupė tokių žmonių, jeigu jūs pažiūrėtumėte Amerikoje, pakankamai būtų bičas atstovaujantis kažkokią tai labai ryškę dalį. Nieko iš čia tokio naujo nepasakė. Lietuvoje mums gal neįprasta, nes mes vis tiek turim daugiau kitokių, šnekėtojų, negu tokio tipo. Bet iš principo jis atstovauja, nedidelę, bet labai ryškiai matomą dalį. Bet Laurai, žiūrėk, jisai tik prasidėjus karui Ukrainoje, viešai parašė socialiniuose tinkluose, o jeigu jau socialiniuose tinkluose parašai, tai yra vieša, kad tai yra suvaidintas karas, kad ten vaidina aktoriai ir automatai yra kartoniniai. Jo, tai čia aš girdėjau. Jo, ir jis dabar jau sako, kad tai buvo jo laisvas žodis, kurį neva kažkas bandė suvaržyti. Tai faktas, kad kartais žmonės, aišku, neskiria laisvo žodžio nuo nesąmonių. Ir sakykime, toks, supratimas apie laisvą žodį dažnai prasilenkia su tikrovės interpretacijom, mesgi tai patiriam nuolatos, man atrodo, ir šiuo atveju, gal atvejs nėra iš lengvųjų, bet žmogus taip įsivaizduoja laisvą žodį, kad aš turiu internetą, turiu kamerą, galiu ten nusišnekėti, bet mano nusišnekėjimas neturėtų būti kažkaip tai, turėtų jį visi priimti kaip nuomonę, Nors tai nėra nuomonė. Ne, nuomonė yra ar barščiai šitoj nuostabioje kaviniai skanus ar neskanus. Taip, čia yra nuomonė. O ten žūstantis žmonės, žinai, tai nelabai jau nuomonė kažkokia. Tai čia, sakykime,
Nežinau, ar gal mes kartais net per daug dėmesio, manau, kreipiam į tokius neišsilavinusius marginalus, kurie, žinai, turi internetą, turi prieigą, gali paspausti labai lengvai, kaip ir pats minėjai, socialiniai tinklai išplėtė tą žodžio savoką kaip tokią. Visiškai. Ir bet koks žodis dabar žymiai lengviau. Netgi, tiesą sakant, ir redakcijose, nors daugelis, kaip jis, pavyzdžiui, teigia, kad yra ten cenzūra, panašiai, mano manimu priešingai, redakcinės politikos kaip tokiosgi nebėra. Žurnalistai sprendžia labai asmeniškai, kiekvienu atveju, redaktoriai nelabai jiem kažką gali reguliuoti. Ir tai to laisvo Gerai, bet žodžio... tai tada, mes jau negalim prieiti ir prie kito dalyko, kad kalbam internete, ką norim. Justė sakė, kad kartojam dažnu atveju net politikų išsakytus tam tikrus žodžius, teiginius, tam tikrus burtažodžius, kaip paprastas žmogus, kaip Elitas Runkelis, kaip Dvi Lietuvos. Daug yra burtažodžių, kurie dabar yra labai populiarūs. Tai ar čia jau net nekrenta atsakomybė šitoje vietoje ant tame name esančių žmonių? Seime tai vadinama. Faktas, taigi kažkas visados įveda terminologiją, ne? Ten Runkeliai kieno čia sugalvota? Pakso sugalvotas. Nu tai vėlgi, jisai, aišku, labai norėjo išskirti tam tikrą grupę žmonių, kurie už jį balsuotų ir pasakyti, kad yra kažkoks tai blogis ten gyvena. Ten buvo, kita situacija, man priminė profesorius Landsbergis, nes aš irgi tikrai ją pamirčęs, gal pameni, kai ūkininkai užtvėrė kelius, autostradas ir boikotavo. Ir tuometinis prezidentas Paksas, tiksliau jo komanda, sugalvojo tokį apibūdinimą kaip Runkeliai tam, kad juos pažeminti. Tai tuo metu ten dirbo visiškai stipri Piero komanda. Atsimenam žmonės. Vadinosi. Ne tik Almaks, šitas dalykas. Lietuviai dar prisidėjo. Ir lietuviai ir labai iškilus žmonės ir galim jų pavardžių neminėti, kai kurie iš jų amžinatilsi, bet... Pasigūglint galima. Bet aš manau, kad pagal braižą sprendžiančia lietuviškas išmislas visgi. Ir, tai taip, paskuigi tokių pavyzdžių kartojasi, jau tiesą sakant, Karbauskis tas pats, ne? Irgi kažkokią tai kitą Lietuvą vis bando daryti. Bet tos kapotinės, tiek tarp ilgametės tarp konservatorių socialdemokratų linijų, ne, jos irgi egzistavo. Vieni tai sugalvoja, tai kiti sugalvoja. Tai aš nežinau, man atrodo, kad tik tai sveikas protas ir kritinis mąstymas mums padeda kažkaip bendrauti normaliai, ne, suvoks ir priimtas naujienas. Nereiktų tikėtis šitam žmogui, kurį matėme ekrane, ne, kad jį rodys televizijos. Nereiktų tikėtis to. Ačiū Dievui, kol kas. Kol kas. Čia nieks nežino. Nes Žemaitaitis sakė visai nesenai, kad gali ir folklorininkė iš kažkokio tai rajono, neatsimenu kokio, whatever, ir už 2000 eurų per mėnesį padaryti puikias kulinarijos laidas, kur kas pigiau negu Beata Nicholson. Aš manau, kad kažkokias laidas gali padaryti. Kažkokias. Galbūt kažkam jos labai ir patiks. Aišku, kad nebus jos tokios geros kaip Beatos. Tai čia faktas. Mes tai suprantam ir reikia vadovautis vis tiek kažkokiu tai sveikų protų. Žinai, kai prasidėjo ta diskusija, kurie čia blogesni, kurie geresni, kalbant apie frakcijas, Seimo narius, partijas, ne? Aš vis atsimenu LRT tą norą užvaldyti LRT turėjo absoliučiai visi, man atrodo. Taip, ir konservatoriai tie patys. Jo, ir man čia buvo labai netgi stipri pataisa jų atveju registruota, berods paties bendra pavardžio ir vienos padėjėjos, ne, garsios Seime, kur turėjo Seimas berods su Seimu keistis ir LRT taryba ir netgi kvotas turėt kažkokias pagal partijų skaičių. Pagal tą patį reiškia laiko ratą, taip, kas 4 metus. Taip, tada po jų sekė didžiulis kratimas LRT irgi noras persistumdyti su tuo pačiu Karbauskio vadovaujamu, ne? Ir šiandien, sakykime, Širinskienė šitoj pusėje. Tada, atsimenu, jinai kalbėjo kažkiek kitaip. Žinai. Aš tai šiaip, žinok, niekada nebūčiau pagalvojęs, kad man patiks Širinskienės postai Facebook'e. Širinskienė visada patinka, kai jinai yra tavo pusėje. Žinai, bent jeigu ne, pagalvok, jos toks malonus balsas.
ir jinai gali tikinti žmonės. Tai faktas, kad su Širinskiene nereikia draugauti ir stengtis ją palenkti prie savęs. Į savo pusę Į savo palenkti. pusę, jo. Taip. Bet leksika, kokią mes girdim dabar iš Seimo narių, ne? Netgi kalbant apie tą patį protestą. Žemaitaitis čia vakar ar užvakar Facebook'e pavadino užgavėnių vakaro, nes laužai, taip jis suvedė, vadina šunauja, vadina kaip tik nori. Ir ne tik jisai, ten visa pokštė jų. Ta prasme, kokiose džiunglėse mes dabar gyvenam. Ir dar kas yra svarbiausia, kad mes jau virš 30 metų mes jau net negalvojom apie tokią problematiką. Mes jau ją buvom pamiršę, kad jinai gali egzistuoti. Matai, Dominykai, čia, man atrodo, Baties užduotas klausimas prieš tai ir atsako viską. Iš esmės, interneto leksika, jinai pereina ir į politikus. Žemaitaitis kažkada buvo labai aršus LRT gynėjas, kaip atsimenu, jeigu pasižiūrėtume tas prieš tai kitų registruotas pataisas. Todėl aš netikiu juo nei kiek ir netikiu, kad jis tai rimtai tai sako, lygiai kaip ir aš netikiu tais iki galo, kurie sako, kad gina Seime. Aš lieku kažkaip prie savo nuomonės, man atrodo, ir jeigu istoriškai išsidėlioji, žiūri, kad nebaisiai ten yra su kuo ir pasikalbėti. Tiesą sakant, ypač su tais, kurie ilgai ten būna ir nuolatos ten būna. Ir šiuo atveju ta jo leksika, jisai, aišku, bando vaidinti Trumpą, perimti kažkokius, tai aš mokau griežtai pasakyti, aš mokau, bet man atrodo, kad visuomenė ir tie žmonės, kurie suvokia, LRT yra visuomeninis dalykas, ne valstybinis. Tai yra vis tiek didesni dalykai ir nenugalės jokie tokio tipažai kaip Žemaitaitis ar kiti. Manai, nenugalės? Aš manau, kad ne. Nes... Gerai, o kaip Sakartvelas nuėjo iki tokios situacijos, kokie yra dabar šiandien? Tai Sakartvelas tai ne tik tai per kanalą Sakartvelas ir tai buvo visados žymiai vėliau, sakykime, nuėjo tuo bandė eiti europietiškų kelių, taip. Bet kaip žinom, Ivanašvilis su dideliais finansais už nugaros vis tiek turėjo savo tikslus ir visa, sakykime, Mišos politika, ne, tengi buvo labai aiški priešprieša ir ten konkuravo dideli pinigai, tai ten jiem reikėjo to ir kanalų, ir visako, ir aišku, didžiulės korupcijos pastangom, ten daug pasiekė dalykų. Tai Lietuva visgi nėra. Tai tu manai, kad mes esam toli nuo to? Aš manau, kad mes gerokai toliau nuo to ir tikrai atsparesni, ką ir įrodo, va šitie visi dalykai, kaip tie patys protestai. Aš nemanau, kad atvažiuos dabar su šlangom, ne, ir išpurkš gaisrininkai, čia aš susirinkusius korespondentus, žinai, LRT ir kitus, ir ištrūčis dujom, ten kokiom ašarinėm, žinai, nes nepatinka nuomonė, nes valdžia masto kitaip. Visgi ne. Tai Lietuva yra pažengus kur kas toliau. Užuomazgų, kad to nevyktų, visi suprantam, kad to ir norime, ne? Bet aš galvoju, kad aš vis tiek esu pozityviau nusteikęs šiuo atveju. Nedramatizuoju tiek situacijos, ne? Man patinka ją stebėti šoną, truputį pjaustyti ir žiūrėti, kaip čia atrodo viskas. Aišku, laužai yra gražu, bet jeigu taip rimčiau pažiūrėti, turėtų degti visgi padangos. Sakytum, kad aišku, mes turime eiti iki to. 5D veiksmas turi būti smarvė, dūmai juodi, o ne gražus, čia su dainelėm šitom, nežinau, nerimtai iki galo. Nes čia vis tiek visi labai bijo, netgi sakyčiau taip, bijo. Giliai širdį pagalvoja tą patį, ką ir tu. Bet kad taip viešai pasakyti, kad reikia padangų, reikia boikotuoti, reikia uždaryti visuomeninį transportą, pavyzdžiui, ne vieną rytą, reikia uždaryti ligoninės, galbūt uždaryti jų duris irgi vieną rytą. Taigi daug yra visokiausių priemonių to pilietinio nepaklusnumo formų, ne kažkokių. Ne, tai mums dar toli, aišku, iki kitų dalykų, vis tiek lietuviai yra baisiai kantrų žmonės. Bet padangos skamba neblogai. Bet padangos jau kažkokia tai kibirkštėlė, nesakykime, tokia meninis nukreipimas. Bet būtų toks labiau įkvepiantis, nes jis turėtų ir kvapą. Žinai, tai čia gal tik dėl to, kad eidami į šitos rūmus, į kitus rūmus, užuostų, supranti, už ką jie balsuoja, užuostų, kad tai netoli. Žinai, nesakau, kad reikia daužyti langus,
kol kas. Bet tokio Prancūzijos varianto norėtųsi. Šemba, apie ką ant dažuvo galo ir buvo, kad vis tiek lietuviai yra žmonės pakantus ir iki prancūziškų variantų mums dar talokai, ne? Nes nežinau, ar Prancūzijoje tai nustebintų ką nors, ne? Tikrai nenustebintų, sakytų, kokią šventę čia pas jūs vyksta. Užgavėtės. Kažkokią. Tai kaip ir pats kartuoju, supranti, Žemaitaitis šiuo atveju nėra neteisus. Jam mes darom užgavėnes. Nerimta. Gerai, dabar dar noriu pasižiūrėti dar vieną video, čia Celofano draugas kalbės, bet kodėl aš jį išrinkau, todėl kad jisai kaltina LRT televiziją visokiais nebūtais dalykais, tik tai tie kaltinimai ir skambės jo lūpose, nors jie plinta dabar labai smarkiai per visą internetą, tai kartoja ir vienas prorusiškas veikėjas, ir kitas, ir trečias, tada jau kartoja neprorusiški veikėjai. Čia toks užburtas ratas interneto pagalba, kuris užsikuria. Tai pasižiūrėkim. Tuoj skuba paleist. Čia viskas pas mus greitai vyksta. Tu man mostelė kitą kartą, kad leidai. Čia tas pats žmogus. Visą laiką kitą tą patį paleidai. Stabdyk. Atsiprašom, kol kas. Šitą matėm su pakartojim. Turėsim video? 5 minutės. Gerai, galim dar pašnekėti 5 minutės. Pats LRT televizijoje tikrai dirbi, ne etatinis tikrai darbuotojas, bet turi tam tikrų projektų kartais, karts nuo karto, Pagrindė, kaip ir mes visi. Muzikinės šventės, tai įvairios, ar ten renginiai. Muzikiniai renginiai paprastai, arba sakykime, jeigu mes darom kokį nors vasario 16 didelį koncertą, tai čia gerai, dažniausiai. Bet lygiai taip pat turi sąsajų ir su komerciniais kanalais. Kartais turiu ir su jais, žinoma. Koks piniginis santykio skirtumas yra tarp LRT ir komercinio kanalo? Ar tu kaip prodiuseris, tavo įmonė kaip prodiuserinė, jinai tikrai ženkliai daugiau uždirba LRT televizijai? Ar kaip? Mes uždirbam tai visiškai iš kitų dalykų pagrindinius pinigus. Tai kadangi atstovaujam artistus kaip įmonė, ne, ir darom daug koncertų, pardavinėjom juos bilietus, tai iš ten mūsų pagrindinės pajamos. Lygiai kaip ir matyt, kad renginiai visgi koncertai ir bilietai yra pagrindinės pajamos, ne? O televiziniai dalykai labai įvairiai. Gali būti, aišku, komerciniam kanale, jeigu nesi apribotas reklamiškai, ne, ir turi galimybę turėti rėmimus, tai žymiai didesnius pinigus gali uždirbti, faktas. Bet LRT, sakykime, mano darytos laidos, kurios buvo su komanda, jos nebuvo pigios tikrai. Tai pavyzdžiui, Dainuoju Lietuvą, ne, kur dalyvauja orkestras, dalyvauja grupės, dalyvauja 10 artistų visą laiką vedėjai ir panašiai. Dirba žiauriai didelė komanda, kad tokį dalyką padaryti. Laida tai tik yra jau toks galutinis rezultatas. Taip. Bet darbas tai vykstagi, sakykime, laidas pradedam filmuoti žiemą, o dirbti tai pradedam vasarą. Ir pinigus tu gauni, kaip pats žinai, taip. Ne tada, kada tau jau reikia, kada rodai. O tada, kada parodai ir dar praėjo ten keli mėnesiai po to. Gal sutartį dažniausiai būna iki 3 mėnesių. Jo, po parodymų. Taip. Tai aišku, kad LRT norint kažką daryti, reikia visgi turėti patirčių ir investicijų didelių. Nesakau, kad tai yra blogai. Tavo asmeninių investicijų, tą turiu omeny. Kažkokiu apivartinių lėšų. Taip, įmonės turi tos, kurios dirba, faktas, kad turi turėti apivartinių lėšų. Čia normalu, tokį, jeigu didelius projektus daro. Nėra čia, daugelis gal įsivaizduoja, kad televizija tai yra toks, čia jau pralopsi, tai nes mato tą visą šviesą, žvaigždės, ne, kas ir sukelia geras emocijas, bet tai yra normalu, gal gerai. Čia taip žmonės galvoja, kad ateik prabangiai. Kodėl aš šitą suku, nes dabar, kur pamatysim tą video, labai daug apie tai kalbama ir akcentuojama, apie tos milijonus, milijardus, ne milijardus, bet arti to jau. Bet kodėl, reiškia, tos sumos dabar pasidarė pagrindiniu taikikliu? Nors atrodytų, kad panašios sumos yra ir komerciniam kanale.
Čia aš seniai išvedęs formulę, tiesą sakant. Lietuvio formulė vadinasi, ne? Taip, skaičiuoti kitų pinigus. Ir iki 150 000. Viskas, kas toliau, kas virš 150, yra žiauriai daug pinigų. Okay. Nes 150 tai... Jeigu dabar kalba yra apie 80 milijonų, tai čia yra... Ne, tai yra tiesiog 80, 800 ar 2 yra tas pats, tiesiog yra daug pinigų. Dabar gal jau su infliacija ta 150 mano nebetinka, bet aš seniau buvau pastebėjęs. 200 priimkim. Kad tai yra nedidelio buto ir pusiau padaraus automobilio kainą, ne, kartu sudėjus. Ką galėtum nusipirkti paėmęs paskolą? Taip, mat 100 PM. O visa kas toliau, tai yra jau turtuolių pramogos. nors aišku, dabar, kaip juokingai beskambėtų, patys suprantam, kad čia name su butais, virš šito restorano, matyt, ne milijonieriaus ir nerastume. Taip. Nes tiesiog tiek turtas kainuoja. Gerai, galim? Bandysim paleisti vėl video. Celofano draugas eteryje. Toks jo vardas. Kam naudingas tas protestas? Manau, protingi visi suprato, kad naudingas, kad uždengti, išgelbėti pinigų plovyklą. Pinigų 80 milijonų net, įsivaizduokit, tokie pinigai, kai LRT žiūrimumas beje mažiausias. LRT žiūrimumas yra mažiausias. Baltijos visos televizijos, visur, žinom, matom, žiūrimumas yra daug didesnis nei Lietuvos televizijos. Darbuotojų tai įdarbėta tokius kiekis, kad tai nedirbo, tai gauna pinigus. Popieriuose figūruoja, tačiau gauna pinigus. Tai pinigų plovimas, tai didžiulių pinigų plovimas, vogimas. Ten iš tikrųjų padarius gerą apskaitą patvarkius, tai ten ir baudžiamos bylos bus keltos. Jie to ir bijosi. Todėl tie, kurie lobo per LRT, jie ne tik bijo, kad praras darbus pinigus, jie bijo dar blogesnių dalykų, baudžiamųjų bylų už turto grobstymą, už valstybinio turto grobstymą. O tai tas straipsnis lengva bus pritaikyti vien pakėlus į viršų, kur plaukia pinigėliai. Todėl įmasi visų įmanomų priemonių. Tokie nususę pidarašiukai kaip Mamontovas, Mikutavičiai, tai visi, kurie kažkada buvo gerbiami ir kuriuos tiesiog dievinu, man buvo Sąjūdžio laikais, tai man buvo viršūnė, man buvo žvaigždės, aš juos gerbiau, mylėjau, dabar aš jų negaliu žiūrėti. Tokie parsidavę prostitutai, prostitutai visiškai, aš nenustepčiau į vienas kitam arba valdžiai net ir pačiulpę atsiklaupę, ir tas Mamontas, ir tas Mikutavičius, ir visi kiti pseudo žvaigždės, kurie krito smuko turbūt visų mąstančių žmonių akyse. Atvažiavo avių banda surinkta iš mokyklų, mokiniai atvežti taip pat, kurių negalima kaltyti. Jie suvežti, jiem atrakcijų, jiem nereikia eiti į mokyklą, ko jiem nevažiuoti atsėti ekskursiją. Profsąjungos dirbo stipriai. Profsąjungos, bet visos yra, beveik visos yra Landsberginės, o gal net iš viso 100%. Neminėsiu ligoninės, bet žinau, kad iš vienos ligoninės vežė apie 40 žmonių autobusų važiavo. Vienu žodžiu buvo pasiūlytos sąlygos tokios, kai kurie nereikėjo nedirbti tą dieną, nes jie važiavo į mitingą, tačiau darbo diena užskaityta. Primena tarybinius laikus, kaip gegužės 1. Eidama į paradus, darbo diena užskaityta, mokyklose, į mokyklą nereikia eiti. Aišku, tai ir taip atostogos buvo laisvos dienos, bet darbo nuimama, einama į paradą labai gerai. Man tas patiko, kur apie Mikutavičių pasakoju. Aš taip ir galvoju, čia žinai, turėjo būti Samas, reiškia... Tai jie asmeniškai, matyt, turi artimesnį santykį. Taip, tai aš galvojau, jam bus siurprizas, jeigu šitą video paleisiu, bet kadangi Samas dėl nenumatytų priežasčių negalėjo atvykti į šią nuostabią mūsų improvizuotą studiją, tai Lauras galėtų papasakoti, kaip žmonės nusivylę yra tais legendiniais atlikėjais, kaip Mikutavičius, Samas, Mamontovas ir visi kiti. Taip, visi mes nusivylę. Tik keista, kad dar koncertus parduoda visai neblogai. Ir ką čia apie jį galima būtų pasakyti? Bet matai, labai pinigai, vis tiek, viskas sukasi aplink pinigus. Aišku, kad tas 80 milijonų, vanta žmonės kažkokį tai skaičių, ne, kaip sakėm, daug pinigų, ne, kur jie ir kaip jie, faktas, kad sunku suvokti, ne, kaip organizacijos įstaigos veikia, 80 milijonų tokie įstaigai, gal kažkam čia daug, nemaži pinigai, žinant televizijų rinką Lietuvoje, ne, bet
nežinau, ar čia stebina, sakykime mane, kad tuos, kurie dirba, tekogi dirbti, aš žinau, kad, sakykime, aš turėjau progą dirbti su NDR televizija, reiškia, antrų vokiečių kanalu, ne kaip LRT Plus būtų. Taip, taip. ARD turi NDR. Tai NDR programa, mano nuomonė nuoširdžiai, yra ne tai, kad prastesnė už LRT Plus, pavyzdžiui, ne, gerokai, bet tos antros programos biudžetas yra milijardas. Bet milijardas kaip skamba, ne? Nu, dar įspūdingiau. Bet visi supranta, kodėl tai daro, kodėl važiuoja, kodėl filmuoja regionus, kodėl transliuoja iš ten, kur nepopuliaru, kodėl siunčia žmonės į Afriką patys filmuoti reportažų, arba... O neįma iš YouTube. O neįma iš YouTube. Nu, čiagi kažkada ir taip pat man vis tiek, aš atsimenu, tą praeitą bandymą su LRT daug geriau, nes ten man teko sudalyvauti. Matai, nes lygiai taip pat buvo įmamos sąmatos po audito, jos tampamos, dalinamos žurnalistam, pažiūrėkit, kokius pinigus leidžia, ir Seime buvo pristatymas, reiškia, tų sąmatų, kaip mes galėsim pažiūrėti į akis mokytojai, atsimeni, kur vienas Seimo narys pristatinėja sąmatą, bet niekaip neperskaitė, kad tai yra 14 laidų, žinai, ir pristatinėja kaip vieną, ir paskutinė iš tų laidų yra didžiulis koncertas operos ir baleto teatre, žinai, su visiškai kita transliacija. Nu, ir pristatinėja žmonėm kaip vieną. Tai aš įsivaizduoju, kad tokių žmonių, kurie ne iki galo suvokia. Ja, tai dabar tai sako, kad Beata Nicholson viena dirba ir viena pasiema visus pinigus. Tai ir ką? Ir ką tu gali pasakyti prieš? Nu, nieko negali pasakyti prieš. Nu, jeigu aš galėčiau dirbti vienas ir pasiimti visus pinigus, kuriuos sumoka LRT už laidą, taip ir padaryčiau, bet dėja to neįmanoma padaryti. Todėl dirba kartais ir 100 žmonių komanda. Sakykime, net ir be galo populiarioji, nebejoju, šitoj laidoj, kurioje mes dabar sėdim, mane, jūs nematot žiūrovai, bet aš galiu pasakyti, 1, 2, 3, 4, 5, čia 7 žmonės, ne? Tai daro, ką jūs dabar žiūrit. Tai jau ką kalbėti apie televizinę laidą, taip, ir apie čia didesnį projektą. Tai čia tikrai. Tai čia nežinau, man atrodo, kad linksma tarsi atrodo, bet tuo pačiu kartais ir gaila, ir kažkiek apmaudu žiūrėti tokius žmonės, kurie tiesiog nežino. Gerai, kadangi pats dalyvavai, jau pats paminėjai, ne, ir praėjusiuose bandymuose perimti LRT kontrolę. Ne, bet mačiau, buvai įvykių liudininkas. Taip, kuo šis atvejis yra išskirtinis? Šis atvejis sujudino labai daug jaunimo, ne? Ir ta pasiekmė kultūros protestų prieš tai buvusių neabejotinai yra, kad tęsia šitą renginį, jau žmonės pradėjo judėti ir panašiai. Kitas dalykas, man atrodo, jau visuomenė pati žymiai labiau suvokia laisvės kainas pačias. Ir žodžio laisvės kaina taip pat. Tuo metu atrodė visiems, šiaip nebuvo, neiššaukė tokių, nebuvo nei protestų, nei... Ilgą laiką nebuvo. Net tiesą sakant, ir patys žurnalistai buvo obuojesni žymiai nei dabar. Tikrai taip. O kodėl taip nutiko, aš manau, todėl, kad atjaunėjo žymiai ir žurnalistų flangas. O protestas kaip taisyklė, tai yra jauno žmogaus dažniau užsiėmimas negu vyresnio. Aš abejoju, ar jeigu ne jaunimas, ne dirbantis žurnalistais šiuo metu, mes kartais pykstam ant jų, kad jie nežino istorijos, arba nežino daugelio faktų. Nepasiruošė klausimų. Sakykim, kad ir pasiruošė, bet visiškai kitaip juos interpretuoja. Visiškai kitaip, taip. Bet kai iškyla, sakykim, klausimas jau jų nuomonė vertybinis, jie tampa staiga vieningi ir žymiai aktyvesni. Man atrodo, kad prieš 10 metį buvo toks tarsi tarpas, kur tarsi mes tuo metu buvom jaunesni 10 metų, bet mes vis tiek, pripažinkim, esam old schoolas. Tikrai taip. Ir atėjus dabartinė karta, kuri tiek žurnalistų, tiek kultūros žmonių, kurie aktyviausi yra tarp 20-30 metų, jie visiškai kitaip reaguoja į įvykius, jiem neskauda nugarą, jie netingi keltis, jiem nešalta ir nebaisu.
Bet čia labai geros mintis tavo ir kad nebaisu ir kad būtent jaunas žmogus vis tik uždegė visą šitą procesą. Ne... Bet kokia atveju. Ir tikrai aš nemanau, kad jie gina specifiniai asmenys ten, pavyzdžiui, kaip sakoma, ten administracija, ne? Taip. Direktorė šiuo atveju. Nebūtinai. Jie neprisiriša, kaip žinom, tiek ilgam prie darbo vietų ar įstaigų. Lojalumas žodis dingęs. Bet lojalumas daryti dalykus, kuriuos tu nori daryti, niekur nedingęs. Ir už tai uždega jų širdis. Bet čia fainai labai. Jeigu taip yra, kaip tu sakai, tai aš tai labai džiaugčiausi. Aš manau, kad čia didžioji priežastis, tiesą sakant, kodėl aktyviai jungiasi. Ir man atrodo, kad, sakykime, ta senoji netgi ir politikų karta, kurie, tokį vertybiškai teisingi žmonės yra. Nieksgi, aš nemanau, kad vakar žiūrėjau Edmundo Jakilaičio laidą, ne? Ir ten diskutavo, buvo jaunas socialdemokratas Ruslanas Baranovas ir daug kitų. Ir tiesą sakant, jisai padarė klaidą pradžioje šnekėdamas, ne? O kiti šnekėjo visą laiką tarsi jį pamokydami ištisai, tarsi, mes ne prieš tave, tu jaunas, tave čia atsiuntė ir panašiai. Iš tikrųjų, aš pasidariau vienu momentu jo pusėje, supranti, kaip žmogus. Kad jie nuvertina ir nurašo vien tik dėl amžiaus. Vien tik dėl amžiaus, vien tik tai akcentuoja jo nepatirtį kažkokią, nieko tokio, žinai, tave čia atsiuntė, žinai, toks, bet nei vienas iš jų, tiesą sakant, sėdinčių tam rate, nemanau, kad veikia prieš Lietuvą, ne? Nei jisai, nei kiti. Bet, sakykime, ta bendravimo kultūra keičiasi ir sakykime, gerai, dabar tie šnekėjo dalykus, kurie protestuotojams, kurie čia susirinkusiems žmonėms atrodo visiškai teisingi ir faini. Bet lygiai taip pat kitas flangas, kuris kalba, jis irgi yra old schoolinis. Todėl ta jaunoji karta turi ne tik tai kažkokius tai vertybinius, bet ir wordingo klausimus, ne? Jie nepateisina netolerancijos. Geras, labai tikrai įvertinu teigiamai šitą jūsų sampratą, jeigu leisiu, bet šiaip tikrai aš galvoju, kad verta užsikabinti už šitos minties tikrai. Pabaigai, minėjai apie degančias padangas. Reiktų kažko iš tavo lūpų, kad vis tik tos padangos užsidegtų. Gerai, kol kas dabar jau nereikia sugriauti visos minties, ne? Dabar dega laužai ir laužai vienyje, kaip šnekėjom, jaunus žmonės ir jie čia turės matyti visai neblogą laiką, ne, kaip jie sako. bet man visados kelia įtarimą taikus protestas, nes tai tarsi yra tam tikra, tokia dar viena paklusnumo forma. Ir kai, sakau, man patinka labiau šiuo atveju net ne 3D, bet 5D pojūčiai, ne? Kad turėtų būti smarvė, turėtų kažkas tai griaudėti, turėtų būti siaubingas garsas ir turėtų vykti, performances kažkiek brutalesnis. Jis neturėtų pereiti smurtą jokių būdų, jeigu tai įmanoma. Bet tada protestas įgautų, sakykime, kitų spalvų. Bet čia kaip palinkėjimas jau nuskambėjo. Čia, toks, sakykime, jeigu nepais, taip. O greičiausiai nepais, aš kaip suprantu? Gerai, gal ir pais. Aš tai būčiau pozityvesnis šiuo atveju. Sakyčiau, kad pais. Aišku, kad... Rimtai, manai, kad šitas 3 dienų protestas su laužais nulems kažką tai ir... Tiesą sakant, įvyks pokytis. Žinai, aš nemanau, kad baisiai nulems, bet man atrodo, kad jau nulėmė, ką mes, kokias išvadas galim padaryti, ką aptarėm, mane nulėmė tai, kad visų pirma suvienijo ir surinko labai daug jaunų žmonių. Jie pasako labai aišku dalyką, kad jie yra nepakantus netolerancijai, nepakantus laisvių varžymų, įskaitant ir tai kalbėti, ką nori. Jie gali tai daryti, bet jie supranta, kad yra tokia tikimybė, kad to daryti negalės. Tai čia yra didžiulis pasiekimas iš tikrųjų. Ir
Dar vienas labai svarbus aspektas, pamatėm kultūros laukas, kiek yra svarbus kultūros laukas. Ir kiek jis gali būti vieningas, kas mane labiausiai nustebino, turbūt. Jo, tai yra žmonės iš tikrųjų, kurie nuoširdžiai nemėgsta vieni kitų. Tai yra žmonės, kurie nuolatos konkuruoja savo kažkokiais tai dalykais, kuriuos kūrė, ne, kurie gyvena dažnu atveju nebūtinai labai gerai, materialiai, ne, ir konkuruoja idėjomis. Ir štai jos čia kažkaip susivienyje. Tai daug pozityvių dalykų jau įvyko. O šitas dabar ten 6, 7 ar 8, aš manau, kad išsispręs. Tik tai dabar klausimas, gal galima taip truputį pastumti ir padiskutuoti daugiau. Gerai, ačiū labai, Laurai, kad atvykai taip netikėtai ir pakeitei į nebūtį dingusią Samą. Tikrai labai ačiū.